Malonūs žmonės, tie, kurie čia susirinkote, esate kartu su mumis tarp Vingio pušų ir tie, kurie matote šį susitikimą televizorių ekranuose. Sugrįžom gyvi ir sveiki. Džiaugiamės vėl būdami tėvynėje, šventoje Vilniaus žemėje. O buvome, kaip žinote, besivystančioje šalyje. Norėčiau, kad tai būtų rimtai suprantama. Ne viena besivystanti šalis neturėtų būti kaip nors įžeista tokių žodžių. Dalyvavome tos šalies besivystančiame parlamente. Jūs matėte, kaip veikia tas parlamentas. Jis truputį išsivystydavo ir vėl susivystydavo. Truputį suspurdėdavo ir vėl mielai leidosi suvystomas. Mums toks vaidmuo atrodė nepriimtinas. Elgiamės pagal savo sąžinę ir protą, pagal jūsų, mūsų rinkėjų priesakus. Ką laimėjom? Ką išaiškinom, kur apsigynėm ir nepasidavėm, jau teko dalintis ir dar ilgai dalinsimės įspūdžiais ir mintimis. Dažnai klausia, o kas svarbiausia? Kas vis dėlto buvo svarbiausia? Čia kiekvienas turbūt gali savaip manyti, savaip spręsti. Aš pasakysiu, kaip man atrodo. Manau, tai toks pagrindinis laimėjimas, kuris dar bręsta, dar tik darosi apčiuopiamas, dar turi būti gerai suvoktas. Ir didelėje, nepalankioje daugybėje ir prieš didelius viršininkus nebuvome mažesni. Buvome aiškintojai, bet nebuvom prašinėtojai.